Baigėsi mūsų buvimas čia gimnazijoje. Buvo tikrai malonu pradžioje atėjus kažkaip tai toks graudulys atrodo suėmė, atrodo šeimai savo jau namus, į savo erdvę, kur sakoma, vis tiek čia esi svečias, bet tikrai buvo gera ir malonu būti kartu. Nėra lengva kurti galbūt parapijoje, ateiti mokykloje, kai nesovietmetis, kai bažnyčių yra 13, ateiti ir melstis gimnazijoje. Tai ačiū Jums, broliai, už tą ištikimybę, kad ne pastatus vertinate, ne pastatus. Pastatai yra niekniekis, yra nulis. Turi Dievas būti mūsų širdyje. Ir jeigu mes ateiname ar santuoką, pavyzdžiui, renkasi dėl gražios bažnyčios, tai arba jeigu ten, kur tik gražu ir daug blizgučių, patinka ir man tie blizgučiai, aišku, jie nuteikia. Aišku, mes vienas parapietis sakė, sakau, reikia čia tą pridėjau, čia tą pridėjau, čia tą. Palauk, sako, žmonės statosi namus, sudeda brangiausių, o mes koplyčioje Dievui sako, ką pridėjau, tai tikrai negalbūt. Tai va, turime Dievui duoti ką geriausia, už tai man aiškinu, kodėl tos bažnyčios tokios puošnios. Sako, tai atidavė žmonės, ką mokėjo geriausia, už tai dabar ir žavimės. Taigi tikrai atiduokime ką geriausio, dabar turime mes turbūt geriausia tai savo širdis. Savo širdis atiduokime Dievui, parapijai ir taip papuoškime ją. Ir ta parapija, kaip ta balta koplytėlė, dabar švytės visą mūsų parapiją. Taigi dar primenu, kad iki švytėjimo dar koplyčiai trūksta mūsų rankų, darbų. Taigi ketvirtadienį vakare po darbų, kas galėsite, 18 valandą kviečiami, penktadienį visą dieną ir šeštadienį jau blizginsime, jau darysime nuvalyti dulkes. Taigi, ačiū visiems, netrukus žengsime kryžiaus keliu į koplytėlę, eisime nesustodami ir prie kaip kelios kryžiaus stočių, nes nėra numatyta, taip stot kur ar kaip. Ir labai kviečiu žiūrėti po kojomis, nes Dievas padovanojo baltumą, grožį, bet padovanojo reikia būti ir atsargiems, kad yra kitose vietos slidžios. Ir atsiminkime, kad Dievas neperėjo kitokios kančios. Dievo kančia nebuvo kitokia. Ji buvo tokia kaip ir mūsų. Ir kiekvienam teks išgerti tą kančios taurę, bet kartu su Dievu jie gyvens. Ji bus lengviau išgerta ir lengviau pakelta. Ir greičiau pasimatys tos kančios taurės dugnas. O dabar kviečiu gerbiamą Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos direktorį tarti žodį. Prisėsti ir ilgai nekalbėsiu, tikrai labai. Kada prieš keletą metų arkivyskupas atėjęs sako, žinai ką, direktoriau, ar tu nieko prieš būsi, jeigu čia kursinė parapija ir tavo mokykloje bus aukojamos aktų salėje mišios. Sakau, labai džiaugčiausi ir tikrai man labai džiugu. Aš šiandien ir džiaugiuosi, man ir džiaugsmo, ir liūdesio yra, kadangi tikrai šiai mokyklai, parapijai, klebonas suteikė tikrai kažkokią tai aurą, kažką tai gražaus. Jis yra ne tik tai parapijos klebonas, bet ir mūsų gimnazijos kapelionas. Tai buvo labai smagu bendrauti. Džiugu, kad tikrai jūs aplink čia esantis gyventojai lankydavotės. Ir manau, kad naujoje koplyčioje tikrai bus pas jūs visada pilna ir džiaugsitės. Ir aš norėčiau tokį nedidelį suvenyrą nuo mokyklos. Yra 153
įdomiausius Lietuvos bažnyčius. Kada leidėjas leis kitą knygą, aš manau, kad įrašydamas 154 Lietuvos bažnyčius, tai bus Šventojo Jono Pauliaus II bažnyčia. Nebijokite atverti durų Kristui. Jis pažįsta žmogaus širdį ir moka atsakyti į skaudžiausius jo nerimo klausimus. Šventasis Jonas Paulius II, kurio žodžiai šie buvo pasakyti, kada buvo Lietuvoje Vilniuje. Aš linkiu klebonai, kapelionai, kuo geriausios sėkmės, kuriant parapiją ir mes prisidėsime prie to ir tikrai Šilainiuose, būtent tam mikrorajone, atgims. Ir kviečiu jaunimą, labai gal čia nelabai daug yra, manau, kad lankysis ir jaunimas. Ir todėl tikrai, sakau, truputį liūdna ir džiugu, kad klebonas, retai pasitaiko tokio darbštaus klebonų, teko matyti, man daug sutikti, bet tikrai labai darbštus pats žmogus viską darė ir tikrai tą savaitę mes patalkininkausim, kad Velykų, tai yra verbų sekmadienį, Velykus tikrai švęstumėm džiaugsmingai. Ačiū Dievui. Dievas gailestingasis tėvas, savo sūnaus kančia davęs mums pasiaukojimo pavyzdį, tesuteikia malonę taip tarnauti Dievui žmonėms, kad būtumėte verti jo palaimos. Amen. Te apdovanoja jis amžinuoju gyvenimo Kristus, kuris mirdamas išgelbėjo mus nuo amžinosios mirties. Amen. Sekdami Jono laukumu kančioje, būkite verti garbingai su juo prisikelti. Amen. Te palaimina jūs visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jus viešpaties malonė. Dėkojame Dievui.